Žiūrėk, lėktuvas skrenda. Matau, tik niekaip negaliu suprasti, kodėl žmonėms reikia tokių skirtingų transporto priemonių. Jūsų gatvėse tiek daug automobilių, kodėl neužtenka jų? Su automobiliu patogu aplankyti netoli mūsų esančias valstybės, šalis kaimynės ir jų gyventojus. O lėktuvais galime nuskristi į tolimiausius kraštus ir aplankyti daugybę kitų šalių. Eime, kai ką tau parodysiu. Tai Europos politinis žemėlapis. Jame žymimos valstybės ir jų sostinės. Teisingai. O gal žinai, kur žemėlapyje yra Lietuva? Žinau, Lietuva yra prie Baltijos jūros. Taip, Lietuva – Baltijos valstybė, tačiau mus supa ne tik Baltijos jūra, mes turime ir valstybių kaimynių. Robotuk, gal gali atidžiai pažiūrėti į žemėlapį ir jas išvardyti? Gerai, pabandysiu. Mūsų kaimynės yra Latvija, Baltarusija, Lenkija ir Rusija. Šaunuolis, mes turime net 4 kaimynės. Papasakok man apie jas. Latvijoje gyvena daugiau nei 2 milijonai gyventojų. Jos sostinė – Ryga. Latvija panašaus dydžio kaip ir Lietuva. Tai lygumų kraštas su palyginti nedideliais kalvotais plotais. Lietuvių ir latvių kalbos taip pat yra panašios. Baltarusija vienintelė iš visų Lietuvos kaimynių neturinti priėjimo prie Baltijos jūros. Ji yra beveik 3 kartus didesnė už Lietuvos valstybę. Jos sostinė – Minskas. Lenkija – kaimynė, su kuria mus sieja bendra istorija, nes Lietuva ir Lenkija prieš daugiau nei 200 metų buvo sudariusi bendrą abiejų tautų respubliką. Lenkijos sostinė – Varšuva. Rusija – didžiausia pasaulio valstybė. Keista, bet man pasirodė, kad Lenkija, Baltarusija yra didesnės šalis. Įsižiūrėk, gal dabar jau pakeitei savo nuomonę? Tikrai taip, Lietuva prie jos atrodo visai mažytė. Su Lietuva ribojasi tik maža dalis Rusijos. Rusijos sostinė yra Maskva. O dabar pažiūrėkime į gaublį. Ar matai, koks didelis mūsų pasaulis ir kokia maža Lietuva? Ar dabar supranti, kodėl žmonėms reikia lėktuvų? Lėktuvai mums leidžia greitai atsidurti įvairiose pasaulio vietose. O kaip norėčiau kur nors nukeliauti? Robotuk, šiandieninėme pasaulyje galima keliauti ir virtualiai. Išsirink, kur pirmiausia norėtum keliauti. Gal į Ameriką? Puiku, aplankykime indėnus. Jie gyvena Šiaurės Amerikoje. Indėnai pirmieji Amerikos gyventojai. Jie dirbo žemę, medžiojo ir žvejojo. O dabar indėnų nebėra?
Dabar daugelis jų gyvena mums visiems įprastą gyvenimą, tačiau yra indėnų, kurie stengiasi išlaikyti protėvių tradicijas. Tokie indėnai savo drabužius puošia plunksnomis, stato vigvamus. Kur keliausime toliau? Gal aplankykime Aziją. Azijoje nukeliaukime pas mongolus. Dauguma jų iki šiol yra klajokliai. Savo namuose iš įvairių kailių padarytose jurtose jie gyvena ištisus metus. Kartais savo namus sudeda ir perveža į kitą vietą, ieškodami geresnės žolės galvijams. Ar galėtume dar kur nors nukeliauti? Dar aplankykime šiaurės gyventojus eskimus. Ten labai šalta, todėl jie vilki kailinius drabužius. Eskimų pagrindinis maistas yra lašišos, ruonių, banginių mėsa. Sunku įsivaizduoti, bet anksčiau jie gyvendavo namuose, pastatytose iš sniego, kurie buvo vadinami iglu. Na štai ir pakeliavome po mūsų platųjį pasaulį, aplankėme kai kurias išskirtinai įdomias tautas. Per daugelį amžių žmonės išmoko prisitaikyti prie gamtos sąlygų, todėl šiandien jie gali gyventi įvairiausiose žemės kampeliuose, įvairiausiamis klimato sąlygomis. Jie išmoko pasistatyti tinkamą būstą, žino, kaip reikia apsirengti, kad nesušaltų ar nesukaistų, moka susirasti maisto. Buvo labai įdomu, ačiū tau. Puiku!